Sveiki draugai, na ką, senai besimatėm, tikiuosi, kad GoPro veiks, dabar jau esu powerbanką parsisiuntęs naują 30 000 talpos, po to 2 GoPro baterijas, tai žiūrėsim kaip seksis. Vanduo yra žymiai per aukštas, net nesu gaudęs ant tokio vandens Šventojoj, net neįsivaizduoju, kad įmanoma pagaut, bet ant tiek atsibodo sėdėti, laukti 3 savaitės, kada galim bus žvejot, susikuvau, kad reikia išlėkti viską. Ir jeigu kažką pagausiu, tai ir kelsiu, o šiandien tai ir bus šlakių bandymas, atidarimas, jeigu mums pavyks. Bet daug šansų, kad ir nieko neturėsim. Tai va taip, o pasubscribing žygas laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Na ir ką, susitinkam prie vandens. Vanduo tikrai bus kakava. Net nežinau, kaip tą šlakį pagauti tokiai kakavai. Realiai 38 cm per daug vandens. Nu, maždaug lygis nuo to, kad aš gaudau būna. Apie 38 cm yra žymiai daugiau. Tai bus ištvinė. Ir ar tas šlakys matys tą masalą ir norės pakelt subinį ir kur aš jį surasiu, neįsivaizduoju. Dabar dar šiai įsimiegojau, šiaip galėjau nuo ryto važiuoti. Iš pradžių tik kaip ir tingėjau, sakau, nieko vis tik nepagausiu, bereikalingas važiavimas, atsikėliau ryte, žiūriu dar tik 10 ryto, važiuoju galvoju, po pietų pamėginsiu. Nors realiai dažniausiai būna geriausias laikas 10, 11 ir iki 3 dienos. Tai bent kelias valandas, sakau, pamėtysiu, jeigu bus kažkas bus, jeigu nieko, na, tai normalu, kad ir nieko neturėjau, nes vanduo, sakau, kilo, dar 10 cm šią naktį, tai reiškia tik susidrumsis į vandenį, nekrenta. Na ką, esu Šventojoj. Kaip matot, srovė kosminė, vandens tikrai per daug. Nu, bet nepasakyčiau, kad jau toks drumstas, jisai kaip ir aukštas, bet nėra toks jau drumstas, tai tikėkime, kad žuvis mato. Labai jau milžiniškas srovė, žvejų nei viena. Esam prie legendinio leptelio. Čia ne vienas kibimas yra buvęs, bet ir Emilis yra kažkada čia pagavęs. Tai va, bandykime dabar, nežinau, išlaikinėti iš tikrųjų. Kitaliosim voblerių šiek tiek, ieškosim. Dabar reikėtų iš tikrųjų ieškoti, aiškus, visur čia ta srovė bus didelė, bet reikia ieškoti tokių seklesnių šiek tiek vietų. Jeigu įsivaizduojat, kaip paprasčiausiai upė atrodo, tai ne duobėj, o seklumoje, vos ne prieš duobės. Geriausias būna vietas. Nežinau, kodėl taip. Matyti, išeina į tas seklumas, tai čia yra šitam ruožė kelios tokios vietos. Tai pro jas praeisim. Realiai išlaikinėsiu, o tai foblerį, lauksiu smūgio kokią nors gal. Labai greit neša iš tikrųjų į krantą. Pažiūrėkit, kaip dirba. Taip, kratas. Gal netgi bandysiu žiūrėti, kažkur turėjau Vivingros aštunkių. Nes tikrai mėto baisiai voblerį. Tai bandysiu gal su Vivingros aštunkė. Jisai skirtas toks labiau surovėjai gaudyti, tai gal jis ir dirbs agresyviau, bet ne taip agresyviai, nes labai per agresyviai ne visą laik šlakis mėgsta. Pasitikrinkim, aišku, suolą, biškai gal prisiverškim, nes jeigu kažkas ir būtų, štai va čia jau sustoja netgi surovėjai. Galima daug ir masalų tai palaidyti tokias vietas. Ir labai daug šakų yra užskendusio. Nu, tikrai. Galvo dirba kaip, nežinau, kaip tankas. Dabar esu glo uždėjęs pamėginimą. Nu ir va, ir realiai man netgi jau tempti nereikia, nes jisai pats dirba iš savęs labai agresyviai. Stengiuosi va išlaikinėti ilgiau. Šlakys tikrai jisai jaučia patį masalą. Čia kažkur stoja vanduo.
šiek tiek sukasi. Tai va, galbūt tokia vietoj net partraukti sunku iš tikrųjų. Priešinas baisiai. Na, pažiūrėkime, aštunkę paieškokim ir bandysim su aštunkėm žvejoti. Šiandien Vivingros kažkaip man labiau atrodo, kad reikia tokio ramesnio darbo. Nesvarbu, kad ir srovė didelė. Štai, atidarome va aštunkę, kaip tik tigras. Tigrą mes žinom kaip vieną iš tokių mėgiamiausių voblerių. Manau, vienas iš populiariausių iš to 5, su kurio tikrai, bet kada galim pagauti. Tik reikia susireguliuoti, pasižiūrėti. Jis gerai dirba. Tikėkime, kad ant tigro kažkas ir jiems. Matysim, kaip tigras veikia. Labai gerai dirba. Realiai net traukti nereikia, jis va. Vidury tai labai stipriai jis dirba. Šlakys, aišku, jis dabar bus kažkur pasikavojęs, pasislėpęs, kaip čia sakant. Tai normalu. Gali būti netgi ir priekrantės kokia linija. Jau arčiau kranto grįžtant kals, bet jeigu kals, iš tikrųjų iš ant tokio vandens šventoji net negaudės. Nors vakar sakė, pagavo kelis čia kažkas tai. Bet vakar buvo 10 cm žemesnis vandens lygis. Šiandien jau 2,38 m ir sustojo kilimas, tai kokį pirmadienį, jeigu nelis, bus pats tas gaudyt. Šiaip aštunkė gražiai dirba. Man atrodo, kad aštunkė pats gazas čia bus. Tikim tolimesnį tokį padaryti. Ir viskas. Rusai puola. Nu ką, chebrytė, turim žuvį. Pirmas išlakis šiandienos. Davai, nenaik, op. Yra. Yes! Mažutis mano, pirmasis šiandienas. Kaip aš buvau pasilgęs, kažkokie krūmynai. Nežinau, ar GoPro veikia, tai reikia pažiūrėti. Nu dabar veikia bent. Jaučiu kibimo. Nenufilmavau ir visiškai to smūgio. Nedidukas toks, gal 60, bet yra. Ateik mažutį, ateik. Apa. Ateik. Dėlėm, palauk, aš guminiusgi turiu. Gražuolis. Kur? Sustok, palauk. Opa, yra. Viskas. Yes! Turim! Nu ką, kur man telefonas? Padaryta nuotrauka. Pirma. Nu kągi, nu padarykim su GoPro nuotrauką. Parankytis virškinės. Pasiliksiu ant to ir... Na ką, chebrytė, apie šiam 5 cm šlakys. Nors vanduo 2,38 m, bet man pavyko. Šiaip labai keista, kad labai skaidrus vanduo. Kaip tokiam vandeniui. Nu kągi, pagauta šlakys iš antro karto. Griebė vobleriuką. Na. Gražuolis. Pagaliau. 3 savaitės laukiau, kol pažvejosiu. Šiandien į darbą nereikėjo. Nu, atsikėliau pavėlavęs. Viską. Plauksi? Davai. Всё. Yes, pagaliau.
Nu ką, viskas. Tuoj papasakosiu, kaip iš viso aš jį pagavau ir ką reikėjo atkreipdėmės. Ir bandom toliau, gal dar vieną. Na kągi, apie pačią vietą iš tikrųjų stovėjau štai čia. Aš šiek tiek šventą jau žinau, ne pirmus metus gaudau. Šiek tiek jinai keičiasi, bet ne visą laiką. Tokie medžiai būna pavirsta ir panašiai. Tai ką reikia atkreipdėmėsi. Dabar bandysiu nufilmuoti pačią upės tėkmę. Jeigu matai, čia yra tokia linija eina per vidurį. Pagrindinė mūsų srovė. Štai va tenai srovė, čia nais jinai sulėtėja. Čia rizikuoti aš nenorėjau, nes labai aukštas vanduo, daug zacepų. Atėjus į tokią vietą, kaip matom, čia yra pagalys. Taip pat galim nutraukti. Švarus plotas. Ir ten mes turime va medį. Mes turim medį, po kurio galėjo būti. Padaviau maždaug 2 metimus gal. Pradėjau leisti. Ir man dinginėjo woblerio darbas. Nes ten yra mažesnis srovė. Štai čia jau man prie kranto jinai pareina srovė. Tai tada pradėjau taip lengvai trūktelt ir jaučiu, kaip atleido woblerį. Tiesiog atleido, darbas dingo. Nekirtau, laukiau smūgio, nebuvo. Gaubliam tikrai kibimas buvo. Permečiau antrą kartą, vėl užleidau ir jaučiu vėl toks taip, pakšt kerta. Viskas yra. Tikrai superinis buvo traukimas, biški priešinasi, bet jaučiu, kad GoPro nenufilmavo. Bandžiau įkišęs su powerbanku naujo filmuoti, tai matyt reikia be baterijos, nes kažkaip vėl man kliūčina. Bet pažiūrėsim, gal nufilmau kažką. Tai va, pirmasis mūsų šlakis yra, žvejau apie pusę valandos, kad yra labai aukštas vanduo, bet skaidrus. Tad galim žvejoti. Nu ką, einam toliau bandyti. Hebra, turim dar vieną, toj pačioj vietoj. Opa, 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 eina. Dar vienas šlakys. 2 iš tos pačios vietos. Eik tu savo. Kaip ir pasakau, permečiau pirmų metimų yra vėl. Nedidelis šitas, bet yra. Jau šitą nufilmuosiu gražiau. Nedidukas, bet šitas jau timtelė netgi. Opa, antras. Smagu. Norėjau sakyti, čia turi blemba būt dar galvoju, nes labai gerai eina užlaikyti woblerį. Štai iškart dar vienas. Jau šitas mažesnis, koks 60. Opa, yra. Toj pačioj nuotraukoj, toj pačioj vietoj dar vienas. Mažesnis. Nu ką, dar vieną fotos. Ir kodėl aš šiandien anksčiau nevariau žvejoti? Taip, tingėjau, nedrįsau. Pažiūrėkit, 2 žuvis vieno vietoje. Na ką, dar vienas šlakiukas. Nedidukas, čia koks netgi lygiai 60 gal te bus. Nu, žiūrim. Varyk. Davai. Yes. Nu, šiandien pliusas GoPro laiko, plus baterija nauja iš AliExpress'o. Matysim, kiek atlaikys. Powerbanką turim. Su to pačiu wobleriu, toj pačia vietoje. Nu, žiūrėsim, ar trečias bus dar žuvinas. Iš tikrųjų, dabar jau turėtų labai daug būti, nes aukštas vanduo. Nugaudot jų, nenugaudo. Visą laiką bandykit toj pačiu vietoje vėl pramesti. Čia pagavau, permečiau toliau, dar vienas užkybo. Nu, bandom trečią. Nejaugi trečias būtų. Kažkas būtų nesveiko. Nu ką, čia blemba ištvinė. Pamėginkime lysti. Surovienė ateina upelį. Gaunas tokie. Matysime. Po kokios daugiau kibimų nieko. GoPro įsikrovė. Dabar ant powerbanko uždėtas, gal pakrausim dar. Čia tokia įdomi vieta irgi. Suspausta. Bet tokia potenciali atrodo. Pasikeičiau biškiau wobleris kitalioju. Gal spalvelį, sakau, kokį iššaus kitą. Dabar bandau 7 kėbi vingros. Glodėjau labai jau plakas. Man nelabai patinka, kai jis tai plakas dabar. Ant tokios rovės. Tai galvojau tiek to, paskiau gal kažkur silpnesnė bus. 7 nesuki, tai in bent užnerė ir taip ramiai laikos. Čia tokia potenciali vieta, va, tai kažkas krante kabinas. Mes matom, ten yra va, krante medis įvirtęs. Srovė į tą medį pareina. Dažnai va tokia vieta sėdi kur nors.
Aišku, wobblerį neina išlaikyti labai stipriai, nes jisai iš karto eina jau krantą, tai šlakys turi būti irgi aktyvus, norėt kibti. Matyt, buvo prakibimas, aš tas 2 pagavau. Dabar reikia laukti arba paskutinio lemiamo dar kokio kibimo, arba nieko nesulauks. Vanduo tikrai toks įdomus. Kaip tokiam aukštį, aš dar pagavau ir pirmą kartą ant tokio 1,40 m. Įmanoma kažkaip išprašyti. Bet irgi labai vietų reikia surasti, nes matyti, jeigu ir yra kažkur, tai jeigu praneša labai greit wobblerį, jis net nepuola. Plius pats ant srovės nesilaiko tokios jau stiprios. Ieško tų vietų, matyt, kur jam pačiam irgi būtų geriau. Čia esu ne vieną pagavęs. Ir žinau, kas irgi yra pagavę, bet kad čia labai trumpas tas pravedimas toks. Realiai šlakys pats turėtų atsibėgėti iš kažkur ir pult. Na kągi, baigiu žirklę. Dabar kokia 3 dienos. 3 kokias valandas pažvėjau, gal 3,5. Tikrai nemažai pamėginau. Tie 2 kibimai ir viskas. Ir ramybė. Vanduo aukštas, bet kažkaip sugebėjau šiandien sugauti. Tai paskui žvejybos laikas YouTube kanalą. Didelis dėkui jum. Na ir sekantį kartą susitiksim vėl kažkur prie upės. Šiandien -2 wobbleriai. Tai vat, ne fainiai. Aišku, kad tokio vandens dažnai ir palieki, nes daugumą krūmų medžių net nesimato, atrodo ir pravesi, bet yra ir giliau pasislėpusių. Bet tokia ta šlakio žuklė. 2 wobbleriai -2 šlakiai pagauti. Tai šiandien jau aš kaip ir laimingas, jau atsidariau, kirminų raminau. Rytoj šeštadienis, tai matysim, ką kiti pagaus, ar iš vis pagaus. Galbūt sekmadienį važiuosim irgi šventąją, pamėginti, nors žvejų čia bus pulkas. O galbūt ir pamėginsim mes važiuoti į nerį. Tokia mąstom idėja važiuoti į nerį vienai dienai. Kai bus, tai bus, arba mumis, kaip sakė, mums pasiseks, arba ne. Nes nery gaudo, nery vanduo geras, tik aš žiemą nesu ten gaudęs. Tai va tokios žinios. Šiandien 2 ant tigrą, tai geltolas oranžinė sukybo wobblerio šlakiai. Sutikau dar vieną, mes kartuoja nieko neturėjom kibimų. Na, žuvis irgi nėra aktyvi. Toks vanduo aukštas, jinai tikrai prisispaudus kažkur prie dugno. Po kero, po kažko slepiasi. Labai sunku ir paduoti pačią masalą ten, kur reikia. Tai normalu, kad tų kibimų mažokai. Plius matomumas ne pats geriausias. Pirmą kartą ant tokio aukšto vandens sugebėjau 2 žuvis dar pagauti. Tas jau keista buvo. Matysim, ar dar pakilo ar ne. Tai viskas. Dabar kaip ir viską įsakiau, pasakiau ir sudė.